Vilniaus universitetas kartu su partneriais išanalizavo ir vertino, kaip dėl globalaus neapibrėžtumo ir nepastovumo sąlygų keičiasi socioekonominiai procesai šalyse bei sudarė teorinius ekonominius modelius, nusakančius darbo rinkos pokyčius, analizuojant gamybos išteklių, darbo kapitalo, automatizuoto darbo robotų papildomumą, pakeičiamumą. Tarptautinis mokslinis projektas mikrolygio atsakai į socialinius ir ekonominius iššūkius globalaus netikrumo sąlygomis vienyje 3 Baltijos šalių mokslininkus, taip pat mokslininką iš Norvegijos bei Honkongo universiteto. Šiame projekte nagrinėjame iš principo 3 blokų arba 3 dalių problematiką. Pirma, klausime, kaip firmos prisitaiko prie netikėtų sukrėtimų arba šokų, tokių kaip prekybos karai, sankcijos arba karas, tarkim, tarp Rusijos ir Ukrainos. Antra, taipogi žiūrime, kaip technologijos sąveikauja su šiais šokais. Ir trečia, iš principo klausime, kokių ekonominės politikos pamokų galima iš viso to išmokti. Projekto išvados yra reikšmingos ne tik ekonominės politikos formuotojams, bet potencialiai ir verslininkams. Mūsų projekto kolegų iš Norvegijos tyrimas parodo, jog įmonių valdymas gali būti svarbi dimensija, kaip geriau prisitaikyti prie neigiamų sukrėtimų. Pavyzdžiui, šeimos įmonės patiria mažesnius neigiamus padarinius negu įprasta medianinė įmonė ekonomikoje. Mes taip pat randame, kad tokie sprendimai, kaip investicijos į inovacijas, produktyvumą, o taip pat naujų prekybos partnerių paieška bei kai kurių ryšių išlaikymas, tarkime, net neprekiaujant ypač daug, gali būti tiesiog pigesnė arba lengvesnė prisitaikymo priemonė, kuomet paklausa arba kitos aplinkybės staiga ir netikėtai pasikeičia. Prisitaikyti prie neapibrėžtumų, tokių kaip prekybos karai, sankcijos, tiesiog karai, labai padeda darbo rinkos funkcionavimas. Tai yra geras darbo rinkos funkcionavimas. Ką turiu galvoj, lankstumas, kuris egzistuoja darbo rinkoje, yra labai svarbus elementas, kaip visa makroekonomika atsilaiko prieš neigiamus šokus. Tai reiškia skirtingų darbo tipų egzistavimas, lengva samda, greitas kvalifikacijos pakeitimas, aktyvių darbo rinkos priemonių taikymo sistema, taipogi greitas ir lengvas informacijos pasidalinimas apie esančias galimybes yra labai svarbios dimensijos. Šis tyrimas parodė, kokie svarbus mikrolygio duomenys tiek ekonomikos mokslui, norint geriau suprasti, kaip veikia ekonomika, tiek ir ekonominės politikos formuotojams, norint priimti geresnius ekonominės politikos sprendimus. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Estijos užsienio prekybos duomenys leido geriau įvertinti, kaip firmos prisitaiko prie užsienio prekybos, užsienio paklausos šokų. O jungtinė darbuotojų darbdavių latviškų duomenų bazė leido įvertinti, kaip ekonominės politikos sprendimai veikia ir nuvilnyja net iki darbuotojų lygio. Pasaulis turbūt liks fragmentuotas, visokie netikėtumai nuolatos atsiras, netgi tokie netikėtumai, apie kuriuos mes negalime numanyti šiuo atveju. Ir todėl supratimas, kaip investuoti į prisitaikymo kaštus, kokius technologinius sprendimus daryti, kad prisitaikymo kaštai būtų mažesni, manome, bus tiek ekonominės politikos, tiek pačių įmonių valdymo politikos fokusas ateityje. Tai vienas iš pavyzdžių dėl lanksčių prisitaikymo kaštų galėtų būti mūsų tyrimo rezultatas. Vieno iš mūsų tyrimo rezultatas, kuriame mes randame, kad įmonės, kurios samdė darbuotojus lankstesnėmis darbo sutartimis, lengviau prisitaikė prie Rusijos kontrasankcijų ES šalis 2014 metais. Tai leidžia taip pat mums tikėtis, kad toks bendradarbiavimas, kame mes galime išmokti iš skirtingų šalių patirčių, galėtų būti tęsiamas ateityje.